Labas rytas. Galiu latviam pasakyti kol kas šitaip. Žiūrėkit. Atvažiavimas prie ežerėlio. Čia vagauja. Iš tenais atiteka. Čia toks ežeriukas yra. Dabarų ezers. Ir infrastruktūra sutvarkyta. O yra šitas vaikų žaidimo aikštelė. Yra laužavietė. Persirengimo kabinos, suoliukai, staliukai. Tai randame dabar. Čia va šitas yra Dabarų ežeras. Dabarų. Tai kažkur mes esame šitoje vietoje. Ir kas įdomiausia, žiūrėkit va. Lietuviškai viskas surašyta. Apie žvejybą viskas surašyta. Ką turim 6,4. Ką žada šiandien? Ką žada orai? Ne šitas. Pasiėmiau Valmierą, panašiai regionas netolimas, tai šeštadienį šiandien va, turėsim kažką panašaus. Iš ryto truputį lietučio pakrapsnojo, bet va, nuo 9-12 va, visą dieną turėtų būti saulutė 18, į vakarą truputį debesėlių, bet visai turėtų būti neblogas oras. Pusrytukai. Košė, sausainiukai, kavytė, pas kolegą bomžpakis. Bomžpakio aš irgi daug esu prisipirkęs, tai bomžausim, bomžpakiausim. Ačiū nakvynės vietai šitai. Ir dabar ką iškeliaujam kažkur į nežinomybę. 8:30 panašiai. Žiūrėsim, ką atneš šitą naują dieną. Tave filmuoju, gali šypsotis. Atvykom į Taurenę. Eisiu pėjus kažkur tais pasivaikščiat po čia, kažką papasakos jums. Galit pažiūrėti jo kanalę. Jis ten labiau žinos apie tą istoriją, kas čia kur, kaip. Gal įdomiau bus. O čia tokia vietelė, kažkokia strada. Čia matos, gyventojai susirenka pažiūrėti visokių pasirodymų. Eina savo, kažkas čia įdomus. Wow, geras. Savo, tai bačkus. Nežinau, čia matos, nesimato, bet tai savo. Nežinau paskirties šito viso dalyko. Pirmą kartą kam reikalės. Nu, viskas pabaiga. O čia įdomi, po tom lentom yra ten toks irgi kažkoks kaip duobė, čia nusijama tos lentos ir ten apačioj vietos dar yra. Kam skirta, neįsivaizduoju.
Orelis taisosi. Uhu! Važia, jau dangus giedrės po truputuką. Šiaip rodo, kad dienojus turėtų būti geras oras. Tai neblogai. Sprakavom baidarės va taip, bet nežinau, nepalikinėsim turbūt baidarių. Kažkaip daiktų visokių pilna, geriau vienas pabus, kitas nueis iki parduotuvės ar kažkur tais. Priplaukiam pirmą šaltinį. Su vietiniais pašnekėjau, sakė, neblogas vanduo, tai pasipildysim. Latvijos Ondo. Pirmoji mūsų užtvanka, bet nieko, čia normaliai įsitrauksim. Ten va yra takelis prieki, gražiai nusileisim ir ten jau srovė bus tokia nemaža. Bet užtvankėlė, sakė, vandens dabar daug labai. Tai čia panašu buvo senas malūnas, nes atiteka čia pratekėjimas buvo ir tenais nutekėjimas. Ten irgi kažkoks pastatas dar likęs. Tokių užtvankų labai pavojinga yra, nes privirtusių medžių visokių būna, akmenuota ir nežinai, kas už posūkio. Tai va tokias vietas reikia atsargiai taip pradžiai pasižiūrėti, kur plauksi, o ne lėk, nes gali greitai kelionę pabaigti. Čia srovė didelė, nieko čia nepadarys. Akmenis, o ten yra medis. Pro kurį nepraplauksim. Nu jo, čia reikės kažką tais galvoti. Atsargiai, neplauk greitai. Čia atsargiai, žiūrėk, medis. Labai pavojinga yra, nes... Laikyk baidarę prie kranto. Eina sau, nu. Nieko, pirmieji iššūkiai. Viską pasigavai? Ok, aš bandau kažkaip prasivaliuoti pro čia. Pirmieji gaujos nuotykiai. Kiek praplaukiam? Bet tai žiauriai gerai susitvarkė, prašytos baidarė pralindo pro apačią, jis per viršų, tai gerai susigaudė, nieks neišplaukė. Tai dabar va tikslas yra baidarę išsitempt lauk ir išsivalyti visą.
O aš per va šabakštynus kažkaip per to šabakštynus reikės čia vat nusileist. Giedris turi darbą. Baidarė prisisėmė vandens belenkiek, tai yra ką veikti ištraukti. Na, aš bandau savo kažkaip velkti. No. Neblogai. O mes iš tikrųjų nepadarėm vieną dalyką, todėl gauja pasiėmė savo auką. Tai klausyk, Giedriau, kad daugiau nebūtų tokių dalykų. Neptūno dievams. Būkit. Už tave, kad tau šalta nebūtų. Ir šiaip truputis faktų apie gaują. Tai vienas nuo ko kilo vardas gauja. Tai yra vienas iš tų variantų, kad yra sraunioji. Tai šį kartą gauja tikrai srauni. Va, įplaukėm į Taurinės ežerą. Lekam dabar biškelį po pasiekmes likviduoti avarijas. Nes reikia persirengti. Kaip tik va 11:30, reikia papietauti. Šitas draugas šlapės visas. Ir matom, ten yra gera vietelė tokia. Tai varysim biškį palapinę, pradžiovinsim, nes to palapinė sušlapo. Va vėjas dubasina eina savo. Tai valgom šiandien. Pareklamuosim, sakė, labai gerą kažkokią latvišką rūkytą vištą. O aš turėjau dar kareiviško davinio, tokius vaikai suvalgė skanumynus visus, tai paliko tokie du, neaišku, ką ten kažką pasišildžiau. Visai nieko. Šiltas maistas gerai. Mūsų avarijos pasiekmes džiūsta. Palapinė ten. Taurinės ezers. Mums reikės tenais. Koks dabar miestelis čia bus šalia? Toks turėtų būti Zosenė. Zosenė. Tai va, kiek nuplaukėm, jau kokį 20 kg nuplaukėm. 20 tikrai nuplaukėm. Dar būtų neblogai kokį 15 šiandien įviniuot, kad biškelį prie plano nesugrįžt. Tu čia į kamerą ar man? Ai, ir tau, ir į kamerą. Gal tada nebelysiu. Kas čia yra, tai biški vingių, o bus vingiukų. Ir paskui Kijautas ir tas miestelis, aš ten vieną išlipimą toliau pasižymėjęs. Tai gerai, miški užpakalį reikia po... Jo, tai čia dar šiek biški. Reikia pailsint, 3-4 kokie kyla. Kas kažkiek laiko išlipt biškelį žandus. Žandam duotų poilsio. Nes tai būna prilimpa, paskui tik tai pakeli taip, pakeiti padėtį. Linksmoji dalis plaukimų. Jiesiukai. Šiaip pagal vandens šitą čia plotis belenko gilis irgi turbūt turėtų būti nemažas ten. Hiesas ir aukštis turėtų būti nemažas. Pažiūrėsim, kas čia bus. Klikštų yra persinešti per juos, nes turi įsikraut daiktus, paskui turi vėl atgal susikraut, perstent tą baidarę. Erzina biškį. Ir prieš gesą irgi va kaip jūra čia. Viskas va taip. Platu.
Aišku, neaišku, kas už to heso dar bus. Bus linksma. Nu ką, einam pažiūrėt, kas čia bus. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ai, nu čia va, pro šoną bus galima. Bet tai kas čia dar? Kosmosas, žinok. Eik tu sau. Kokia čia srovė. Pažiūrėk, čia plotis. Aišku, čia pašaliniams vaikščiai draudžiama. Bet tai va čia, pažiūrėkite, da. Eik tu sau. Čia pasileistum per trampliną. Kapėt. Ir ten srovė pareina atgal grįžta, čia sukas toks ratas. Tai reikės toliau pasitempt, kad gražiai pro šoną ten nuplaukt. Kosmosas. Eina sau. Tas srovė to tiek putų pridaro, kad kaip feirio būtų pripilta. Bet tai įdomu, iš ko jau čia formuojasi? Tai turbūt vis tiek, kad to yra kito. Ne, suplaka, nes Vekšniuose irgi pylimas irgi suplaka tą putą. Visą upę. Ja, gerai atrodo. Kaip atrodo plauktum žiemą per ledonešį. Per šitą, kai būna ižas. Nu ką, toliau pirmin. Kažkur nakvynės vietos ieškoti. Ar bus dar iš užtvanka kokia? Už 10 kilų bus, tai arba mes prieš ją mėgam, arba po jos. O planas? Planas buvo prieš. Prieš. Sakau, buvo ten pievutė tokia, žinau, kad jau. Nu, tai žiūrim, tada laukiam ir stebim, nu bus gera vieta. 10 kilų kažkur reikia dar. Tai gerai, bus gera vieta ir sustosim. Jo, sakau, gali būti ne pagal planą, jeigu randam kažką kodėl. Okay. Aloha, aloha. Vietą suradom gerą. Ja. Neįdėksiu be nieko. Veikia įdai? Veikia. Ai, čia tavo. Tai va, vietą suradom gerą. Tokia kaip salytė. Čia irgi va eina. Ten vanduo eina. Ten toksai praėjimas nedidelis. Ir viskas. Ir ten toliau jau kažkoks miestelis, tai nežinau čia. Tai va, vieta faina, palapinės turim kur statyti. Šiandien kursim laužiuką, turim dešrelių. Padariau va tokius iešmus. Kepsim. Oras neblogas. 7:30 dabar. Nežinau, sakiau, nesakiau. Tai va, paimu pjūklą, reikia suspjauti, pasidaryti malkų. Čia tokių porą sausuolių yra. Tai malkų čia yra pilna. Va, ten malkos, čia malkos, tai čia galima toj saloj gyventi. Dėl tų babkių, karočią, tai aš nežinau čia. Ten, kur aš pirkau. Čekis dar kažkur valiuosi šlapės, bet aš čia... Šilvoju. Šiandien vakarienę turėsim ponišką. Poniškai.
Ko turim biškį pašlapusią batoną, bet nedaug. Labai skanus batonas. Kečiupuko. Aš šiandien žiauriai alkanas, bet tokią bulką valgiau nežinau, kad Skanis. Šiaip tai latviški dalykai neblogi yra visai. Nežinau, ar tu žinai, aš vis laukiu, bus, kai didesnė parduotuvė yra toks vaflinis, stačiakampinis toks tortas, šokolado perteptas. Nu, jis tipo tortas, bet tai ne visai. Nu, čia bus vakarienė. Ledas. Kai žemėlapių rubrikėliai. Va, prie laužo prasidėjom 2-3 valandas. Nu gerai. Dabar žemėlapį. Mes tau tą žemėlapį sunkiai žiūri matos, bet pabandykim. Mes dabar esam netoli Jieci. Jo, netoli Jieci. Tai tas Jieci yra va čia. Tai mėgam čia mėguojam. Dabar Jieci ir plaukiam šitaip Taurinė, šitaip. Tai va, vakar nuplaukiam tiek, šiandien nuplaukiam tiek. Na, pabiški priekį. Viskas labanaktis. O, šiai šalta rodo, kokius naktį. 3 valandą bus 5 laipsnių šilumos, tai pažiūrėsim, kaip gaskis pukinis laiko. Iki. Snarglys prikeps prie nuosis. Nu jo. Viskas labanaktis.